Labas rytas, kad ir kaip bebūtų gaila, paskutinė diena iš šito rojaus kampelio. Aistė sakė, jau namo nori. Taip? Norim tik tai dėl to, kad kačiukas mūsų laukia. Sakė, visus jisai ten dubasina, kas jį bando pašert. Tai va, pasimsim dar pirdą, plėksim porą ratų. Vakare kažką pavalgysim, atsisveikinsim su Natrangu. Rytoj ryte 5:30 mus paima, 3 valandos kelią iki oro uosto, skrydis į Hošiminą. Tai gal Hošiminė išlėksim kažkur, gal ne, bus matyti. Tai va, chebrytė, tokie ir įspūdžiai liūdni. Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy. Pasiėmėm iš Magai Dog pirdą 100 PM kubikų F1. Paviršau iš tikrųjų apsižiūrėti ar niek, bet tik aš nieko, nėra nauja pirda. Atrodau kaip kiaušingalvis. Ne, per didelė nosis mano nenusileidžia. More energy, oi, 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 easy now, just cool now, more footwork, give it to them, give it to them, give it to them. More footwork, more passion, more energy. He is Duncan MacLeod, the Highlander. Born in 1592 in the Highlands of Scotland, and he is still alive. He is immortal. Sveiki, mūsų mėlėjai žiūrovėliai, žiūrovėlės. Galvojam kažko kitko. Nebijok. Kažko kitko. Pavalgysim, pizzos norėjau. Seniai valgiau savo mėgstamiausią dalyką. Makaro Aistė pasiėmė, moliūgų sriubos, bet jau nebėra. Nes atnešė 3 šaukštus. Ir pažiūrėjom geriausiai, beveik 5,5 tūkstančių įvertinimų ir 4,9. Tai gal neblogai. O, blemo prikolas, mes kažkaip neatkreipėm dėmesį, čia gali matyti visą virtuvę, kaip gamina pizzas. Čia kaip padavėjos ilsisi. Šiaip, kaip pavertinę? Kiek balų? Kiek balų? Tikrai 9. Belė kaip viskas skanu. 31 euras. Thank you, bye. 31 euras už pizzą. Makaronų su lašiša, sriuba, tiramisu, taip, tiramisu ir lašišos sašimiai su mozzarella ir alaus ir kolos. Tikrai, čia Vietnamo kainom daug, bet belė kaip gerai pavalgėm, nėra ką lyginti su 5 žvaigždučių, ne, viešbučių, kur buvom. Atvarėm pas vietinius į lokaciją. Na taip, vietiniai. Pajabat jiems. Nors švariau negu Tailande, bet vis tiek. Nusipirkom, kas yra passion food? Pasiflor gėrimą. Už 12 tūkstančių, tai čia Kempcent. Ir atvažiavom, kažkaip žiūrim, vėjas mums neduoda ramybės. Taip, kad galim likt šlapi. Ir va čia, va, sako, gidas galit nuryt pažiūrėti saulėlydžio.
kad kelintą dieną jau pastebėjau va tokius va nesąmonės. Nei laivelis čia plaukia, nei ką. Ir dabar aš nežinau, ar matosi, bet va ten va. Va ten va. Tokia va juosta. Ir nesuprasi, ne? Čia iš pradžių šitas vienoj buvo labiau į čia. Dabar jis jau ten. Ar čia teršalai? Kiekvieną dieną maždaug tokia va. Ryte būna. Ryte dieną nieko. Nors ir vakar per pietus buvo ar užvakar. Jo, be vienu žodžiu. Nesuprasi, ar čia teršalai, ar kas čia yra. Nu ir ką, paskutinį vakarą su eistuku pasirinkom atšvęsti su mėsa. Aš mėsą, tu salotas, ne? Išrinko, reiškia, jinai. Kągi, turime pradžiai, nematau, passion fruit, jazminų, nitro, nežinau, stout, šot turėtų būti čia. Šot, nu gerai. Aistukas turi cezario salotų ir nealkoholinį mojito. O, gerulis, ne? Ir viršininkui atėjo pastramis su bulvytėm. Viskas tvarkoj, nepykstu. Einu valgyti ir kaip vis laik verdiktas gale. Skanaus mums, skanaus jums. Išeidinėjame iš kavinės Livin, va, barbecue. Aфиgenai, skanu. Ką? Ant laužo, ant gliūtų. Virtuvėlė dirba. Viskas tvarkoj. Mojuoja. Thank you. See ya. Priėdėm, kai iš kiauliukai. Aiste, balą, nes nebepajėgiu filmuoti. Eilinis 9. Šiandienos, ne? Aš sakyčiau irgi 9. Thank you, see ya. 9, gal 8,5. Всё, dedu kamerą. Nežinau. Nu gerai. Va, kaip koks gražus vaizdelis. Kebrinskienės. Baigėsi mūsų pasaka. Kaip visą laiką su maišiuku lauktuvių dar. Tai pusė realiai kuprinės lauktuvų bus. Dar liko gal PM ar šiam 1000, tai sakėm kokiam nabagėliui paukosim tos porą eurų. Turėtų čia būt. Bent jau būdavo. Ir nežinau, ar dar kažką filmuosim ar nefilmuosim. Rytoj realiai prasideda 6 ryto mūsų 25 valandų kelionė į Lietuvą. Vėl į klubelį. Ketvirtadienis. Ir dar rytoj 13 diena, penktadienis, tai labai smagu. 25 dienos kelynų nieko. Kaip nors pratempsim, ne? Labas rytas, bet 26. Jūs pasižiūrėkit, pirmas, jeigu matom tiek daug žmonių. Skruzdėlynas. Ir visa pakrantė taip. Wow. Va kada jie maudosi. Bet 26 ryto. O taip yra filmuojami tiktokai. Močiutė čia netgi, ne moteris, o močiutė. Toks veiksmas iš ryto. Kiek čia? 7 beveik. But Nha beautiful, right?
nusileidom Hošiminę. Einam į Grabo pick-up locationą ir varysim pavalgyti. Na, ką daugiau veikti? Ai, by the way, už 3 mes turim 2 registruotus ir 1 kuprinę. 5 valandom pasaugojimo 21 euras. Valanda kelio, 5 km įveikti. Ir vėl mes čia. Einu paieškot, noriu Tomjumo, aš sakiau, ne? Tomjumo. Einam paieškot, gal rasim ką nors. Pirmas užėjimas Tomjumas su krevetėm ir cukraninčiu sultim. Skanaus. Antras užėjimas sušiai. Aistės patiekalas. Geriem? Kamštukas. Nežinau ar sakiau, bet važiavom 5 km, 5 minutės kažkur. Ir trečias užėjimas, atsiprašau, pamiršau nufilmuoti. Chicken tikka masala su aliuku. Aš tai jau to įsproksiu, nes aš suvalgiau ir sriubos, aistukas tik tai 4 sušius suvalgė. Nu ką, viskas, hebrantai, laukiam. Atiduodu savo bagažus, skrenam į Turkiją ir turbūt mūsų kelionė čia ir baigėsi. Čia žiūrovai mums mojuoja. Visi rankas į viršų. Kaip vertinam šitą kelionę? 2 nykščiai į užpakalę, ne? Sakyčiau, gal Tailandas labiau biškį patiko, bet mums čia gerai pasisekė, kad mes neplanavom kelionės į šiaurę, nes prasiautė taifūnas, kur ten baisu. Tai mes buvom biškį žemiau ir pasisekė, mūsų nekabino, tai kaip ir planų nereikėjo keisti. Keisti dalykai. Kokie keisti dalykai? Visi pereikalingai per daug pypsina. Tada galbūt sakyčiau, jeigu rodo posūkį į dešinę, tai nereiškia, kad jis suks į dešinę, nes daug buvo kartų rodo posūkį į dešinę, bet suka į kairę. Kas toliau? Maistas, plus 33, mėsa maišeliuose, ne šaldytuvuose. Jo, palei gatvę. Nu, čia vėlgi, kita kultūra, nieko negalima teisti. Dar kas įdomu jūroje, šiandien kaip ir matėte, arba matysite, maudos, hebrytė, apie 5 valandą jau būna pilna jūra ryto, 5 valandą. Ir tada apie 4 valandą vėl būna tas pats, po darbo vakaro. Rekomenduoju šiaip, jeigu kas važiuosit, galite raštelt žinutę ar Instagramą, ar čia komentarą, duosime kažkokių patarimų, jeigu norėsit, arba numesim kontaktų gidų. Tai tiek žinių, jeigu ką domina, kiek kainavo viskas. Mums 2 savaitės su skrydžiais, daug ekskursijų, ekskursijom, viešbučiais, iki 4, gal 3,5-4. Tai va kažkas tokio. Aišku, galima ir taupiau. Bet, kaip aš sakau, vieną kartą gyvenime galbūt važiuojame į tą šalį, tai, ką čia pritaupysi, kiek tu pritaupysi? 200, 300, 400, Tai vat. O dabar turbūt tariam iki susitikimų. Sudie. Nepamirškit paspausti laiko, subscribe. Būsime labai jums dėkingi. Ane? Čiau. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo